Kai iš tolimųjų reisų sugrįždavo žvejybiniai traleriai, sovietinės Lietuvos uostamiesčio kiemai pakvipdavom palangių džiovinamą žuvimi ir kramtomąją gumą. Ir kramtyti ją reikėjo būtinai pilna burna, kad skonio būtų apsčiai. Kramtomoji guma anuomet buvo tarsi nepasiekiamo pasaulio simbolis. Vaikystėje tikėjome, kad užlipus ant aukščiausios pajūrio kopos, jei tik diena bus giedra, pavyks įžvelgti kraštelį kranto kitoje jūros pusėje. Buvo kalbama, jog kai kam yra pavykę slapčiomis tą jūrą perplaukti. Tuomet nežinojome, kad tokie patys lietuviai anuose vandenynų krantuose bandė pažvelgti į mus. Visada yra šita lietuviška pusė, tokia jausminė, kaip šitos Ievos Simonaitytės Aukštųjų Šimonių likimas, kur matas Šimonis užlipa ant kalno ir jis tai gali sakyti ten.